Laimėsim, mes laimėsim. Kodėl? Vilniaus Vingio parke praūžė jau tradicinė tapusi sostinės krepšinio mokyklos darželinukų sporto šventė Darželiada 2012. Darželiada patvirtino savo vardą. Ji tokia nenuspėjama, kad iki šiol joje kasmet turime vis naujus čempionus. Šį kartą įspūdingą nugalėtojų taurę kėlė Žydrūno Kuodžio treniruojamas Darželis Pipiras. Būsimieji Lietuvos krepšininkai varžėsi 5 olimpinėse rungtyse. Kamuolio metimas į krepšį, šuolis į tolį, kliūčių ruožas, kamuolio stūmimas į tolį ir bėgimo estafetėje. Visi Darželiados dalyviai buvo apdovanoti skaniausių pasaulyje vandeniu Nestle Corel ir unikaliais diplomais, patvirtinančiais įveiktą sunkų kliūčių ruožą. Šventėje buvo gausu ne tik sportininkų ir tėvelių, bet ir žiūrovų. Vilniaus Vingio parke pramogaujantis vilniečiai būriais traukė pasižiūrėti į būsimąsias Lietuvos sporto žvaigždes.